Labadiena, kolegos visi. Tai ką, pradėsim apie psichologinį smurtą laidą. Kaip ir žadėjau, kad ateis laikas ir bus padaryta laida apie psichologinį smurtą. Taigi, kolegos, pradėsiu nuo ko? Tikriausiai nuo to, kad kaip aš laikau tą psichologinį smurtą. Ašgi visgi galvoju, kad čia 21 amžiaus tikrai kaip lyga kažkokia, tai kaip vėžys galima sakyti. Nes ir kuo toliau tas psichologinis smurtas vis didina apsukas, nes labai sudėtinga įrodinėti, nors ir darbo inspekcija valstybinė kasmet fiksuoja daugiau tų atvejų, nors jų tikrai 99 procentai jų tiesiog darbuotojai neįrodo, nes iš tikrųjų labai sudėtinga. Tikrai įmanoma, jeigu viską reikia žinot, reikia kaip sakyti, žinot visus tos niuansus, iš eilės rinkti įrodymus ir tikrai galima rodyti, bet vėlgi pasikartosiu, labai sudėtinga. Tai va, tai dabar, nuo ko čia aš pradėčiau? Dabar įrašas tikrai bus netrumpas ir kitoj daly galbūt aš papasakosiu apie tą atvejį, kur 25 metais buvo laimėta byla, pripažintas, kai buvo rinkti įrodymai, bet šitoj pradžioje aš noriu dabar pakalbėti apie, galvoju, kad bus ir 26 metais pasiekimas, bus laimėta byla. Tačiau jinai nėra pralaimėta, kaip ir minėjau, sudaryta taikos sutartis, labai gerom sąlygom, tai tiesiog apie šitą bylą jau, kaip sakyti, jau pamiršau, taikos sutartis patvirtinta ir jau apie ją kalbėti kaip ir nėra prasmės. Ginčas baigėsi, viena kita šalis liko, kaip sakyti, patenkintos, sąlygos geros. Tai va, tai dabar kaipgi aš laikau, kas tai yra, tai va, kaip ir minėjau, kad čia šito amžiaus lyga, dabar anksčiau daleiskim, dar iki 2000 metų aš jau dirbau tikrai nemažai, tai daug buvo atvejų, tas psichologinis smurtas gal ir būdavo, bet jisai būdavo kitoks. Jeigu darbdaviai biškį peržengdavo ribą, tai buvo visokių atvejų ir sumuždavo darbdavius ir samdydavo, kad ten padangos pradurdavo mašinom, ten, buvo visko, tikrai žinau daug atvejų. Tai darbdaviai tiesiog, galėjo ten šiek tiek kažką tai taikyti, bet jie bijodavo, nes fiziškai jie nukentėdavo. Tai tikrai tokių atvejų buvo daugybė iki 2000-ųjų, tai vat mano atveju su mano profsąjunga, tai čia jau buvo gerokai vėliau, nuo profsąjungo nuo 11 metų, tai per nuo 12 metų iki kokių nors, galima sakyti, 19, gal 20, tai paim 10 metų. Tai buvo 3 atvejai, kur vienu atveju mano tarybos narys sumušė darbdavę ten giminaitį, švogerį. Ir kaip visada, aišku, nubaudė tik tai mano tarybos narį, o tas liko nenubaustas. Nors ten tas buvo švogeris, darbdavio giminaitis buvo iniciatorius to viso, kaip sakyti, incidento. Ir teismas buvo sėkmingai laimėtas, yra sprendimas, iš tikrųjų labai geras sprendimas. Jeigu prašysit komentaruose, tai tikrai galėsiu pridėti. Ten labai geri argumentai teismo, kad vieną darbuotoją nenubaudė, o kitą nubaudė, tai tiesiog darbdavys, nemato vertybės, kad čia ta nuobauda, tiesiog formalumas, kad lygiateisiškumo ten nėra ir taip toliau, bet tikrai geras sprendimas. Antras atvejis buvo irgi su mašinistu, irgi tarybos narys, su tiesioginiu vadovu, tai ten buvo ilgametis toks jau psichologinis smurtas taikomas darbuotojui ir jau daėjo iki to, kad darbuotojas visgi, nors ir nedarbo vietoj, sumušė, nukentėjo vadovas, ten ir šonkauliai buvo sulaužyti ir keletą dantų lyg tai buvo išmušti, tai ten ir baudžiamoji byla buvo lygiai greičiai einama, tai buvo atleidimas iš darbo, nors mes po 1,5 metų kažkur tai visgi aukščiausio teismo laimėjom, darbuotojas buvo pripažintas atleidimas neteisėtas, ten priteisti pinigai, nes ten neįrodė darbdavys, kad čia buvo darbo santykiai, nes čia, kaip ir paminėsiu, buvo ne darbo vietoje, buvo jau per išeiginės dienas, sporto klube. Darbdavys traktavo, kad jisai apmokėdavo ten 70-80 procentų, tai reiškia, čia yra kaip darbe. Tai, vienu žodžiu, byla buvo laimėta. Ten, aišku, dėl baudžiamosios bylos ten buvo kažkiek tai baudos, bet tikrai nėra didelės buvo baudos, bet iš tikrųjų tokios situacijos buvo. Ką dabar pas mus Lietuvoje? Dabar tiesiog jau pro langą žiūrim, pas mus jau 26 metai,
Tai jau tokie kaip muštynės, jau mes aišku visi pamiršom, darbdaviai tai žino, kad labai už bet ką dabar galima ten priteist daug pinigų, ten galima ir galbūt ir lygtinai gauti, net kai kuriais atvejais galima galbūt ir net pasodinti. Tai jie supranta, kad darbuotojas fiziškai nieko nedarys ir jie tiesiog tą žinodami, jie labai puikiai dabar susitvarko. Tai vat vienintelis dalykas, aš taip galvoju, kad darbuotojai turi būti sąmoningi, turi suprasti, kad jeigu jie nori kažką tai įrodyti, jie turi rinkti įrodymus. Tai vat darbo kodeksas, 30 straipsnis darbo kodekso reglamentuoja šitą visą tvarką, kaip turi ten darbdavys ten sąlygos sudaryti, kad nebūtų šitų visų tokių dalykų žeminančių, tai darbdavys turi viską užtikrinti. Tai čia vienas dalykas. Kitas dalykas, kad darbuotojas irgi, jeigu jisai supranta, kad prieš jį daromas psichologinis smurtas, nuo kažkokių tai darbuotojų, galbūt administracijos ar nuo pačio vadovo ten ar direktoriaus, jisai bet kokiu atveju turi pranešti ir geriausiai, kaip sakau, kad žodžiu ten sako, va, aš kalbėjau, ten sakiau vienam kitam, tai čia, žinokit, čia nėra argumentai, niekas neprisipažins, kad jūs kažkam tai kažką tai sakėte, jūs turite raštu tiesiog iškart informuoti darbdavį. Jeigu ten kažkoks tai darbuotojas ar atstovas ar meistras, tai tiesiog vadovą arba direktorių informuot, kad jūsų atžvilgiu daromas psichologinis smurtas, tada turi būti tyrimas, visas tas įstatymas reglamentuoja. Jeigu darbdavys nieko nepamatys, jūs tiesiog tada vis tiek galėsite jau kreiptis į valstybinę darbo inspekciją, ten nepriklausomai nuo to, ar ten inspekcija kažką tai atras, kažko tai neatras, bet tiesiog jau jeigu bus kažkoks tai po to toliau atleidimas ir jums teks įrodinėti to psichologinio smurto buvimą, tiesiog jau bus argumentai pas jūs, kad jūs pagal darbo kodeksą kreipitės į darbdavį, po to kreipitės į valstybinę inspekciją ir jau vyksta teismai. Tai šitoje vietoje jums tikrai mažiau bus klausimų, nes jeigu to nepadaryta, ginčų komisija uždavinės klausimus, kodėl nesikreipėt į vadovybę. Jeigu darbuotojas, aš ten sakiau žodžiu. Darbdavys pasakys, ne, iš tikrųjų niekas nieko nesakė, mes pirmą kartą girdim. Tai vat komisija prieis prie tokios išvados, kad visgi darbuotojas turbūt išgalvoja dėl to, kad jeigu nesikreipė, reiškia buvo viskas gerai, to labiau, jeigu nėra raštų. Tai šitoje vietoje žinokit, jeigu jūs norit kažką tai laimėti, jūs tada turit jau iš tikrųjų raštų siųst ir tada jau, jeigu bus tokie argumentai, įrodymai, kad jūs rašėt, tada jau ginčų komisija tų klausimų neturės. Jie privalės vis tiek žiūrėti, galbūt kažkokius tirti įrodymus, jeigu jūs turėsit kažkokius garso įrašus. Tai va šitoj vietoj jūs jau tada galima sakyti, kad pradžia jau yra. Tai kaip sakoma, gera pradžia, pusė darbo. Tai dabar daleiskim, jeigu jūs turėsit, nežinau, kažkokių tai įrašų, viską, tai jau pagal šitos įrašus ir komisija kažką tai gali spręsti, bet paprastą įrašą jūs vis tiek neduosit, kad ten, pokalbis su darbuotoju. Ne, čia tokiu atveju, tai kalba darbdavys ir kalba ten. Jeigu pas jūs bus, daleiskim, įrašas, kur konkrečiai jums sako, kad tu išeik iš darbo, aš ten tave nežinau, tu man nereikalingas, aš tave vis tiek, jeigu tu neišeisi, aš tave ten žeminsiu ir taip toliau, ten, aišku, darbdavys tuo metu galvos, kad jūs neįrašinėjot, nes jie irgi yra primokyti, kad jeigu darbuotojas ateina pas darbdavį, jie labai gražiai elgiasi ir nieko nesako, o jeigu jau darbuotojas kažkur tai dirba, ateina kažkur tai iš užkampio, ar ten netikėtai ateina vadovas ir pradeda kalbėti, nieko aplink nėra, tada jisai tikisi, kad darbuotojas nepasiruošęs, nieko nepaspaus ten jokio mygtuko ir tada jisai neturės to įrašo. Tai tokiu atveju jisai galės kažką tai tiesiogiai sakyti, grasinti, kad jūs čia man nereikalingas, aš jūs tave, pavyzdžiui, vis tiek atleisiu. Tai šitoj vietoje, jeigu jau toks įrašas bus, tai jau galima sakyti, kad, nežinau, kiek procentų, ten nesakysiu, ten 100, bet, procentų daugiau negu pusė, galbūt ir 60 ar 70 procentų, jūs jau šitoj vietoj galėsit įrodyti. Taip, kolegos, tai dabar prieš tai, kad dar pradėsiu pasakoti, kaip rinktos įrodymus, tai tiesiog dar pasakysiu, kad prie šito video dar pridėsiu atskirą turbūt video, nes
Jeigu aš kartu sujungsiu, tai tiesiog YouTube'as gali nepraleisti. Ten aš noriu paleisti 3 įrašus darbdavių su darbuotoju, kur buvo užfiksuoti. Aš šituose bylose atstovavau. Vienoj byloj net moralinė žala buvo priteista 700 eurų. Tai aš galbūt tada toj daly biškį ir papasakosiu apie kiekvieną ten labai trumpai, bet jūs patys išgirsit. Tai va dėl ko aš bijau, kad nepraleis YouTube'as, nes ten tikrai yra necenzūrinis leksikas. Tai va, jeigu iš tikrųjų nepraleis, tai aš tada jo nebus, bus vėliau. Bandysiu tada tos necenzūrinius žodžius kažkaip tai mes padarysim, kad jų nebūtų girdėt, bet aišku, jūs vis tiek tą suprasit. Tai va, kaip aš ir kalbėjau, kad nu, tuos įrodymus vis tiek galima rinkti ir nėra taip, kad kai kurie galvoja darbuotojai, kad iš vis čia yra nusikaltimas įrašinėti darbdavius. Tai va, aš tikrai tokiu atveju žinau ir va, aš dabar kalbėsiu apie tą atvejį, kur mes laimėjom tą ginčą. Nesakysiu įmonės, nesakysiu ne vardo pavardės, aišku, bet tiesiog pasakysiu, kad buvo dar mergina nepilnametė, buvo įsidarbinta vasarai tiesiog uždirbti pinigėlių savo, ten, nu, kaip žinot, kaip jaunimas, galbūt telefoną naują norėjo, galbūt kažkokių tai dar dalykų, bet, nu, čia ne esmė. Bet buvo toks dalykas, kad darbuotoja padirbėjo labai mažai, tiesiog savaitę, ir ją jau atleido iš darbo, atleido tiesiog už pravaikštas, nors įrašas buvo tos dienos, kaip jinai buvo darbe, tą pačią dieną ją atleido, bet tai rašė, kad buvo pravaikšta, nors darbuotoja buvo darbe, tai čia buvo pirma klaida, bet čia ne esmė. Esmė tame, kad darbuotoja tiesiog, vat, kaip ir dauguma turbūt darbuotojų, darbdaviai kalba, kad jūs nebandykite rašinėti mūsų pokalbių, nes gresia baudžiamoji atsakomybė. Ir aš taip suprantu, kad 90% darbuotojai tiki, kad iš tikrųjų tai, nu, draudžiama. Ir jie bijo įrašinėti. Tai va šitoj vietoj tikrai man ir kiek skambučių buvo, sako, tai negalima. Man sako, kad čia baudžiakas. Aš sakau, nu, jūs ar norite tikėti darbdaviu, ar jūs norite tikėti manim, tai tiesiog net yra, aš sakau, paskambinkite darbo inspekciją valstybinę. Jums ten tikrai nieks nemeluos, o to labiau yra psichologinio smurto prevencijos skyrius, ten pirmininkė tokia, buvusi ginčių komisijos pirmininkė tokia Liudmila Mironovienė, ten visas skyrius dirba, tai jie, jeigu jums ir atsakytų ir yra rekomendacijų visokių, tai kad iš tikrųjų jūs turite rinkti įrodymus, o įrašas kažkoks tai ten susirašinėjimas, tai yra tiesioginiai įrodymai. Tai aš irgi iškart pasakysiu, kad vat, prie šito psichologinio smurto aš pridėsiu 3 ten turiu išsaugojęs 3 dokumentus ten, kur tas psichologinis smurtas tiesiog rekomenduoja, kaip kovoti su to psichologiniu smurtu, kaip irgi rinkti įrodymus. Tai tiesiog jie bus komentarė, tai jūs galėsit pažiūrėti, nes aš kada gaunu iš inspekcijos, tai vat būtent dėl psichologinio smurto aš neištryniau, aš išsaugojau ir tikrai pasidalinsiu su visais. Tai va, tai šitam atvejai buvo taip, kad darbuotoja irgi buvo pasakyta, kad ten įstaiga, nu, kaip sakyt, nu, galbūt nepaprasta įstaiga, bet tiesiog buvo pasakyta, kad šito įstaiga negalima filmuot visiškai, įrašų daryti ir filmuot, nu, negalima tiesiog, kad čia yra tikrai pažeidimas ir gali būti net iki atleidimų. Tai va taip buvo darbuotojai pasakyta ir jinai tą bijojo, aišku, daryti, bet taip įvyko, kad jinai visgi jau turbūt suprato, kad bus atleidimai, tai va tą dieną jinai darė įrašus, nu, slaptai darė, aišku, jinai nepasakė, kad jinai rašinėja pokalbius. Tai va šitie pokalbiai įrašyti ją ir išgelbėjo. Dabar kaip buvo, žiūrėkit. Aš gavau informaciją, čia buvo byla, čia nebuvo narė kažkokia tai atsitiktinė, kad atėjo pas mane į Vilniaus dirbančiųjų profsąjungą, paprašė pagalbos ir aš ją suteikiau. Ne, čia buvo iš regiono, kur yra veikianti profsąjunga, šita darbuotoja buvo jau įstojusi į profsąjungą tą regioninę, nu ir tiesiog ta profsąjunga jau priklausė Solidarumo centrui ir jau, kaip sakyt, buvo paprašyta pagalba iš Solidarumo ir man kaip šitam Solidarumo inspektoriui buvo tiesiog duotas toks nurodymas, kad įsigilinti į šitą bylą ir esant reikalui ten, nu, paduot darbo ginčų komisiją. Tai kas ir buvo padaryta. Susipažinau su byla, viską aprašiau, padaviau į ginčų komisiją, viskas, nu, pagal tą, ką man pasakė darbuotoja.
Tai mes iš pradžių net nežinojom, kad yra garso įrašas, nes darbuotojai tiesiog, jinai galbūt bijojo ir sakyti, kad jinai rašinėjo. Tai tiesiog, iš jos žodžių buvo viskas surašyta, paduota darbo ginčių komisijai, po to buvo paduotas skundas inspekcijai dėl psichologinio smurto, kad ten ištirtų, ten apklaustų ten darbuotojus, kurie buvo susiję ir taip toliau. Ir kas, kol dar ginčas prasidėjo, tai ten buvo, nežinau dėl ko, bet paskirtas praktiškai po 2 mėnesių tas pabaiga jau to termino 2 mėnesių. Gavom iš inspekcijos atsakymą, kad, inspekcija nemato nieko visiškai. Nėra jokio psichologinio smurto, ten apklausė tos darbuotojus. Ir viskas. Mes gavom tą atsakymą, aš pasidalinau su darbuotoja, jinai kaip paskaitė, kad, jokių įrodymų, kaip sakyti, ir pasakyta, kad jokių įrodymų nėra ir taip toliau. Tai jinai tiesiog jau tada man paskambino, sako, negali būti, kaip taip gali būti, jeigu aš sakiau, kaip buvo tiesa, ir dabar čia visiškai prieš mane viskas. Aš sakau, tai va matot, kaip mes neturime jokių įrodymų. Jinai man tada ir prasitarė, kad jinai darė įrašą, bet bijo apie jį neatsakyti kažką. Tai aš tada pagalvojau, kaip įrašas yra, tai aš paprašiau, kad man atsiųstų. Darbuotoja man atsiuntė tą įrašą. Ir žinokit, aš buvau tiesiog, nežinau, mano to jausmo, kada aš išgirdau tą įrašą. Ten per dieną buvo 2 įrašai daryti, tai vienas ten su viena vadove, po to ten jau su personalu ir pats direktorius kaip kalba. Tai, žinokit, visko aš matęs jau, visko aš girdėjęs, bet ten iš tikrųjų buvo ant tiek, man sudėtinga suvokti, tengi ir moteris buvo viena personalo vadovė ir jinai turbūt vaikų savo turi ten, galbūt ir mergaitė, gal ir ten berniukas, bet ne esmė. Su šita jauna panelė, tai kaip buvo kalbama, tai ten, nežinau kaip čia pavadinti, pasityčiojimas, ten tokie išsireiškimai. Tai ten dėl darbo sutarties buvo ginčas, kad jai nedavė darbo sutarties. Jinai ten pradėjo reikalauti, jau ten per giminės ten kažkas tai išgirdo, kad ten jinai neturi sutarties. Tai ten tokie buvo pasisakymai, kad tai ką tau buvo sunku tavo savo subinę nutemt į ten kažkokį tai ten kabinetą ir pasiimt tą sutartį. Tokie išsireiškimai, žeminantis iš tikrųjų. Tai čia vienas dalykas. Kitas dalykas, kad buvo prašoma, kad kam tau šitas 58 straipsnis pasirašyk, va dokumentai išeik iš darbo. Ten toks buvo spaudimas psichologinis, kad jinai pati išeitų. Bet žinokit, atsilaikė darbuotoja, aš tiesiog, nežinau, kaip jinai atsilaikė, bet jinai nepasidavė, jinai ten gal 5 ar 6 kartus kartojo, kad ne, jeigu aš kalta, atleidinėkit mane. Tai ir va tada jie ten iš pokalbio aš supratau, kad jie norėjo atleisti pagal tą 36 straipsnį 3 dalį. Kaip sakyt, kad, nepraėjo bandymo laikotarpį, bet jie neįvertino tai, kad jinai buvo įdarbinta tik tai 2 mėnesiam ir kaip, vasarai, kad ten visiškai, tas straipsnis netaikomas, nes ten, tiesiog terminuota sutartis 2 mėnesiam ir tas, o jie ir ten sako įrašą tą personalo vadovai, kad, jeigu tu nepasirašysi, mes atleisim tave pagal tą straipsnį, ten net neprisimenu tą straipsnio, kur galima atleisti tiesiog, kaip pagal 36. Ir tom ir baigėsi ten, ją dar iš kabineto tiesiog išstūmė, jau girdisi, kad darbuotojai tą panelę jau verkė, ir jie tiesiog išstumė ir jinai net nukrenta, ten girdisi, kad jinai net nukrenta, nes tas kaip įrašas, visi tie, kada ten greitai judesiai, tai ten štraška, tai tiesiog, aiškiai suprantama, kad ją išstūmė iš kabineto, ten vos ten tokiais žodžiais pasakė, ir va tas viskas girdisi. Tai vienu žodžiu, šitas dalykas vyko tą dieną, kada ir atleido. Ir jie pritaikė straipsnį pravaikštą. Tiesiog, kad darbuotoja neatėjo iš darbo. Tai va šitoj vietoj tai buvo, jau atleidimai iš darbo, tiesiog ten, jau buvo, kaip sakyti, ant lėkštutės byla, kad iš tikrųjų jinai bus laimėta, nes, pagrindas visiškai buvo netoks, koks turėtų, aišku, būti. Taigi, kolegos, aš tęsiu tą visą savo laidą. Dabar tiesiog dar papildomai aš pasakysiu dėl tų įrodymų rinkimo. Tai dabar mūsų laikais
tikrai leidžia galimybės įrašinėti ne tik ten, pavyzdžiui, kažkokį tai, vieną ten įrašą, kai darbuotojas ateina į darbovietę ir nori pasikalbėti dėl kažko, tai tikrai tikimybė bus labai menka, kad kažkas tai darbdavys kalbės, jeigu ten darbuotojas atėjo ten trumpam pasikalbėti ir taip toliau. Dabar tikrai kažkaip tai galima įrašinėti jau ir, nežinau, tikrai yra priemonių, kur darbuotojas gali visą dieną įrašinėti tiesiog, atėjęs į darbą ir tiesiog, kaip sakyt, darbo pabaigoje jau išjungti, jeigu nebuvo jokio pokalbio, tai kaip ir galima ištrinti, nieko ten nėra. Aišku, šitą laidą galės stebėti ir darbdaviai, tiesiog žinot, kad aš, pavyzdžiui, kokius aš patarimus duodu, bet jeigu ir žinos, kad darbuotojas visą dieną gali įrašinėti, tai leiskim, tai jisai tiesiog bijos taikyti tą smurtą ir automatiškai to smurto nebus. Čia vėlgi kaip ir būtų labai gerai, nesakau, darbdaviai, kada nebijo nieko, jie tiesiog, jiems norisi smurtauti. Iš tikrųjų, jiems nuo to gal geriau, ar ten gal lyga kažkokias tai būna, kad tu turi ką nors blogą padaryti. Gal čia tikrai yra ir tokių darbdavių, ir tikrai tokių yra. Tai jeigu šito nebus, tai žinokit ir problemos kaip ir nebus. Tai jeigu, dar kartą sakau, kad jūs vis tiek, jeigu norit įrodyti psichologinį smurtą, jums reikia visą susirašinėjimą. Pavyzdžiui, jeigu jūs susirašinėjat su darbdaviu, tai jūs darykite iškart kopijus, nes kartais po to jau, jeigu jau darbdavys supranta, kad kažkas tai gali būti negerai, ten pradeda trinti tos visus susirašinėjimus ir darbuotojas po to sako, ten buvo žinučių, buvo elektroninių paštų, kur siunti, bet dabar aš negaliu pasiimti, darbdavys ištrynė. Tai jūs neturit laukti, kada darbdavys ištrins. Jūs tik tai kažkokią tai gavot laišką nuo darbdavio, jeigu jūs ten matot, kad kažkas tai ten griežtai pasisakyta, ar ten kažkokia tai iš to, rašytinės įrodymas bus kažkokia tai nauda, tai jūs tiesiog galėsit jau turėti. Tai jūs iškart darot, pavyzdžiui, ekrano nuotrauką, atskirą kokį nors turi ten, nežinau, gal flashą, kur ten visą tą informaciją dedat, gal jinai reikalingas bus ateityje, nes sakau, kaip sakyt, jūs išeisit iš to darbo, turėsit visą ten papkę, ten kažkokių tai tų dokumentų, tai jeigu jau nedirbsit, jūs ištrinsit, bet vis tiek jūs viską turite rinkti ir turėti, nes, sakau, kad dauguma dirba galvoja, kad man niekada to nebus, viskas tvarkoj, darbdavys kaip ir viskas gerai, bet visada ateina ta diena, kad kažkada tai tas prasideda. Ir jau tada, kada žmogus supranta, kad jau viskas blogai, jisai jau ir pradeda kažką tai rinkti, bet jisai jau tada ir negali surinkti tiek tų visos tos informacijos, kurios pakaktų, kad būtų pripažintas psichologinis smurtas. Pas mane dar papildomai 24 metais buvo viena psichologinė smurto byla. Tikrai buvo labai gaila laiko, ten pusę metų beveik, ir darbuotojai rašinėjo, bandė ten, bet darbdavys, ten darbdavė buvo labai tokia jau, galbūt įtarinėjo, kad gali būti įrašinėjama, tai tiesiog, iš tų visų pokalbių ten šiek tiek buvo, ir žeminančių tokių, kaip sakyt, frazių, bet visgi, kaip nebebūtų, inspekcijos atsakymė buvo taip, kad ten buvo rasta įmonėje, jau buvo patikrinimas, aišku, įmonėje buvo rasta pažeidimų ten, dėl grafikų, ten dėl visokių dalykų, tai ten buvo ir nuobaudos skirtos, ir administracinė bauda buvo skirta, bet atsakymė buvo taip parašyta, kad inspekcijai nepakako įrodymų, kad būtų kad jau pripažinta psichologiniu smurtu. Galbūt ten buvo riba 50/50. Galbūt galėjo pasisakyti, kad yra psichologinis smurtas, bet tada jau buvo rizika, kad visgi darbdavė galėtų pasamdyti advokatą per teismą, jau tada būtų atsakovų valstybinė darbo inspekcija ir galėtų laimėti teismą, nes inspekcija turi būti užtikrinta, kad jeigu jau jie surašo tą, kaip sakyt, verdiktą, kad psichologinis smurtas buvo, jeigu darbdavys ginčas, tai kad inspekcija būtų užtikrinta, kad jie laimės teismą. Nes, šiandien nuo inspekcijos priklauso. Darbdaviai irgi turi pinigų, jie samdo brangias advokatų kontoros, o šitie vis tiek žino savo darbą ir jie tą darbą atlieka gerai ir iš tikrųjų tada teismas gali tiesiog tą išvadą valstybinės darbo inspekcijos panaikinti. Tai toj byloj man
kažko tai biški vis tiek trūko ir nebuvo pripažintas psichologinis smurtas, tai aš jau tada kažkaip tai galvoju, kad išvis nesiimsiu tokių bylų. Tiesiog, kad, ten beviltiškai galima ilgai ten kažką tai daryt, rašyt, bet, jeigu nėra visų reikiamų įrodymų, tai tiesiog laiko gaišimas. Tai tiesiog galvoju, kad niekada jau ir nesiimsiu, bet kaip ir, sakau, 25 metais jau ne nuo mane priklausė, ne pas mane į profsąjungą atėjo žmogus su problema, o tiesiog buvau gavęs nurodymą. Tai, kaip sakyt, davė nurodymą atlikti ten, pažiūrėti visą šitą dalyką, tai pažiūrėjau, kad iš tikrųjų galima bandyti. Ir tas dalykas įvyko, kad visgi ta byla buvo laimėta. Taigi, kolegos, jeigu jūs visi, kurie pažiūrėjot laidą, kurie sekat inspekcijos tos visus dokumentus, įstatymų pakeitimus, tai jūs tikrai, jeigu viską darysit, jeigu viską fiksuosit, tai tikrai galėsit įrodyti tą psichologinį smurtą. Nes visi dabar galvoja, kad, šitas dalykas neįmanomas. Neįmanomas dalykas, jeigu nieko nedaryt. Bet jeigu iš tikrųjų jūs kiekvienas savim rūpinsisit, tai tada jau ir rezultatas bus visiškai kitoks, nes žmogus ateina į darbą, jisai viską stebi, jisai, daleiskim, jeigu kažkas tai jau negerai prieš jį daroma ar kiti darbuotojai, tiesiog viskas yra fiksuojama. Ir jau tada, kada jau kažkokia tai būtų pabaiga ar atleidimas, ar ten žmogus pats išeis dėl tokių sąlygų, kad ten jau, neįmanoma dirbti, tai tada jisai galės visą tą, pavyzdžiui, įrodyti, kad buvo iš darbuotojų pusės buvo kažkokie tai žeminimai, darbdavys ten kažkaip tai susirašinėjimuose ten nuolat mane ten kažkaip tai, negražiai ten kažkaip tai išstatydavo prieš kolegos ten, arba kada kažkokia tai, gyvi pokalbiai vyksta ten kažkaip tai su tokia forma, kad aš kažkoks tai blogesnis negu kiti. Tai iš tos visos visumos vis tiek tą padaryti galima. Bet jeigu iš tikrųjų jūs tą darysit ir, kaip sakyt, neišeis to padaryti, tai aš tiesiog galiu pasakyti, kad, nežinau, tada iš tikrųjų to psichologinio smurto ir nebuvo. Nes, sakau, jūs turit suprasti, kad vien, kad jūs galvojat, kad čia darbdavys smurtauja, tai čia tikrai niekada neįrodysit, nes jūs galit galvot, kaip jūs norit. Kiekvienas žmogus gali galvot, kaip jis nori. Bet įstatyme yra, aiškiai parašyta, kad kiekviena šalis turi įrodyti savo tiesą. Tai psichologinis smurtas, tai jau reikia įrodyti, kad darbdavys iš tikrųjų kitokios sąlygos taikė. Buvo atveju, aš kaip dirbau, kada aš nagrinėjau bylą kaip komisijos narys, kad vieną darbuotoją ten išvis nuo kolektyvų atskyrė, koridorių sėdėjo. Tiesiog jau toks žeminimas buvo. Tai irgi buvo viskas fiksuojama, tai aš tą bylą atsimenu, tai komisija priteisė ir neturtinę žalą, ir buvo įrodytas psichologinis smurtas, tai iš tikrųjų viskas galima, žinokit. Ir džiugina tas, kad iš inspekcijos ataskaitų kasmet šiek tiek tų psichologinių smurtų ir kaip tų prašymų didėja, bet ir procentas vos net dvigubai didesnis įrodinėjimo. Nors ten, aišku, procentaliai tų mažai kažkokių tai ten, kad konstatuotas psichologinis smurtas, bet džiugina tas dalykas, kad visgi vos ne per pusę dvigubai didėja ta, kad darbuotojas sugeba įrodyti. Tai galbūt ir ši laida bus jums kažkaip tai, nežinau, paskatins rinkti tos įrodymus, jeigu jūs ateity kažką tai norit padaryti. Tai galbūt ir taip jau skiriame nemažai laiko. Tai kolegos, vėlgi tada atsisveikindamas pasakysiu visiems dėkui, kad žiūrite. Spauskit, kaip sakyt, pirštą į viršų. Dalinkitės ir visiems gražių švenčių.